Sveiki, Žiedo brolių kanalo žiūrovai. Jonai. Labą vakarą. Tai šiandien antroji Žiedo brolių dalis apie 1006 km. Be abejonės Kreventikas, stebuklingas Jutos komandos antroji vieta. Be abejonės Bacas, kuris dar vyksta, kai mes filmuojam. Ir aišku, aptarsim ir Dariaus Jonušo pokalbį su Žilvinu ir aptarsim taip pat stebuklingą, sėkmingą Eduardo Klepako pasirodymą Poznanėj. Tai pradėkim nuo Dariaus pokalbio. Bet prieš tai, Žiedo brolių vardu, noriu padėkoti visiems už 100 subscriberių kartu su Jonu. Pavyko. Pagaliau mums pavyko. Pagaliau Ačiū labai. turim 100, super, einam toliau. Ačiū visiems už palaikymą. Dabar turim tikslą 150. Jo, 150, gal kažkada 200 subscriberių. Nu, pradėkim nuo 100 PM. Jo, gal pradėkim nuo 100 PM. Tai pradėkim nuo Dariaus interviu. Tai Jonai, pakomentuok Dariaus interviu su Žilvinu. Tradicinė. Jau ne pirmus metus vykstate. Nežinau, ką labai daug papasako, turbūt ir mūsų kai kurie žiūrovai gal jau ir matė. Nu, man tai gražu, faina, iš vienos pusės ir iš tos pusės, kaip ir Dariui, yra liūdna, kad Palangos savivaldybė nemato tos problemos su pedaku, kad ten reikia didelių, kaip didelių, sąlyginai nedidelių investicijų, ta aikštelė, kur tikrai galėtų Palanga išnaudoti, kaip ir Darius sako, vis tiek važiuoja didžiuliais srautais sunkvežimiai, tikrai galėtų įkurti kažkokias svarstyklės, kur būtų pasveriama sunkvežimiai, kroviniai, to pačiu, ką žinau, padaryta, kad yra apmokestinta ta aikštelė, kur galėtų žmonės savo automobilius palikti dar. Ten juos pakeičiant į dviračius kažkaip, kad nuvykti Palangos miestą. Nu, čia galima prigalvoti tikrai. Ir straigtasparnio Aš manau, aikštelė. kad čia yra problema ne tai, kad pinigai, bet čia yra labiau ne kažkam nenaudinga, tai atrodo, nereikalinga. Skaudi tema čia iš tikrųjų, čia reikėtų ilgai ir nuobodžiai kalbėti. Esu girdėjęs, kai pirmaisiais savo kadencijos metais susisiekimo ministras ponas Kuodis yra minėjęs, kad norėtų tą vietą išasfaltuoti, bet pažadai liko pažadais ir mes kol kas turim tą patį situaciją. Tikrai ministrą šitą klausimą užduosim. Mes matom tai, kad tikrai atvažiuoti ir užsienio komandos, jeigu ne ta aikštelė būtų žvyras. Būtent. Lenktynės, prezidentiškiausios lenktynės Baltijos šalyse ir Rytų Europoje ir pedakas ant žvyro. Kai reikia su automobiliais, kurie kainuoja po 500 000, kiti netoli 1 milijono, juos, atsiprašau, už tą žargoną laužyti ant žvyro, yra skaudu žiūrėti. Jo, čia skaudė labai tema. Ką mes dar galim... Nemuno žiede irgi tas su asfaltu, kas dedasi vis dar. Infrastruktūros trūkimas, Kačerginėje. Čia jau apie Kačerginę, ten jau viduramžiai. Yra tų problemų, bet reikia pasidžiaugti, kad vis tiek 25 metai, tuo pačiu džiaugiasi ir Darius. Tikrai turėtum labai stiprių komandų, stiprių dalyvių. Komandų nebus daug, bet kas liečia technikos galingumą, dar tokių įspūdingų automobilių, ko gero, nesam turėję nuo 2008 metų. Šiaip, 2008 mes turėjom 3 Ferrarius, o dabar, irgi man smagu žiūrėti. Aplamai, aš, kadangi pradėjau varomus, tai bet, kokiu 2011, kai ten Vėjas, Civicas laimėdavo, tai tada Fetingis labai gerai prisiminė paskutinį savo laidoj, kad prieš kokius 15-10 metų važiuodavo Fabija, dizelinė, ir jie lenkdavo lyderis numeratus, o dabar matant Lamborghinius 992, įspūdinga. Ir Darius? Jeigu prisiminsim, tai būdavo dizelių labai įspūdinga, seniau klasė, būdavo 120 bambukas, Rimo, turėdavom Alfa Romeo, kurios jau ir šiaip yra retas automobilis Lietuvoje. Taip.
netgi atsimenu, man labai patikdavo Alfa klubo, Alfutės turėjo jie tokie 155 ir paskui dar vieną naujesnį modelį, nu, tikrai fain būdavo. Jo, dar daug būdavo tokių greitų, lėtesnių automobilių. Renault Clio, atsimenu, merginų ekipos Senkutė. Rimantas Agurkis, man atrodo, buvo Jo, įkūrėjas. Rimantas Agurkis, jo, aš irgi dabar atsimenu. Ir Jeigu turėjome Rimantai ir... mus žiūrit, kada nors labai norėtumėm jūs pakviesti į laidą, pakalbinti apie tą legendinę Alfa Romeo. Ir turėjo jis, tarp kito, ir tą Endurance'o čempionatą daręs, kačerginiai vienu metu. Buvo 155 km lenktynės. 333 km. Jo, apie Rimo tai esam kalbėję daug kartų, kad jie ir bronzos medalius pasiėmė. Na, Antėja ta pati dizelinė irgi ant metų važiavo. Jo, bet su Antėja, kas faina, Antėja liko, o Alfos neliko. Taip, visi dizeliai išmirė ir liko tik tai Antėja, kurie irgi pasitraukė iš dizelių. Taigi dizelių nebeliks, nebebus šiemet. Ne, dizeliai viskas, man atrodo, čia jau praeitis. Jo, jau čia jau... Nebūtų skaudu pasakyti žodį. Jo, sudėti dizelį. Dėja. Sutaupys. Dabar Orlene tik visi pilsis tik benziną per lenktynės. Jo, čia būtų galima, net žinai, liūdną dainą paleisti kokią dėl šito dalyko, bet yra kaip yra. Kitas dalykas, kurį Darius labai stipriai paminėjo, tai... kartingai tie patys. Darius Jonušis tapo kartingų prezidentu ir dabar bus kartingų prezentacija Aurime. Jo, čia iš tikrųjų yra jau linksmesnė tema, kaip matom, Šiauliuose labai didelis atsigavimas yra su kartingais ir šiaip visoje bendruomenėje yra labai didelis pakilimas, turim daug naujų greitų sportininkų, nu ir kaip matom, einam link to, kad valdžia ar nori ar nenori, bet mums reikia trasos. Mums tikrai reikia normalios vienos trasos. Jo, čia galėsim ir daugiau papilpėti, bet aišku, kartingai šiuo metu dabar pakilime. Ir čia padėka didžiulė Dariui Jonušiui, didžiulė padėka ir Rokui Basiuškai, kuris kartingų čempionatą organizuoja. Daug gal čia nesiplėsim, bet... Tam pačiam Pauliui Paškevičiui, kuris daug jaunimo talentingo ištreniravo jau... Tam pačiam Dream Drive'ui. Dream to Drive'ui. Visiems tikrai lenktynininkam, kartingistam, kurie smarkiai prie to prisideda. Taip, nes kalbėjom, Dream to Drive'as, Paulius, Karolis Jovaiša, tie, kurie buvo anksčiau. Simas Juodvičius irgi turi savo kartingo akademiją įkūręs, kur treniruoja jaunosius sportininkus. Tai labai, labai smagu. Ir kartingų populiarumas, nes dabar kartingų čempionatas yra transliuojamas. Laurynai abu, ten Gitautas važiuoja komentuoti gyvūnas varžybas. To nepamatysiu kačerginiai. O su kartingais fantastika. Dabar... Aš kartais kartingelį, žinai, norėčiau net pavadinti tą pirmąją mašinytą, nuo kurios viskas prasideda. Ir kartingų būreliai vyksta kiekvienam mieste. Tai yra puiku. Tas geriausia, žinai, Gabrielių vaikas jau 5-7 metukų sėdi ir jis jau daugumą jų jau jaučia tą pojūtį. Aš bent jau kaip manau, kad maždaug aš noriu tas siekis važiuoti, gal kaip pavyzdys su Porsche, kažkas kitas galbūt turi tą siekį jau, noriu būti toks kaip Paulius ar Simas ar kiti lenktynininkai ten, o gal net dar geresnis už juos. Taip. Ir vaikui tasai stimulas iš karto toksai gaunasi. Pažiūri formulės. Labai gerai. Jo, pažiūri formulės, kaip Verstappenai, Hamiltonai važiuoja, Leclerai. Taip, čia yra aukštesnis lygis, bet turiu pavyzdį. Aš manau, kad daug vaikų nori net lygiuotis į savo mokytojus, kaip ir sakau, Paulius, Bačiuška, visi kiti, ir net būtų geresniais už jais. Tai smagu, dėl kartingų iš tikrųjų pakilimas. Darius taip pat paminėjo ir čia turbūt ryški iniciatyva apie 2 valandų, 4 valandų ar Lietuvos čempionato etapą Palangoje Aurimo metu. Kas pamenat, mes su federacijos prezidentu kalbėjome apie tai ir minėjo, kad reikia organizatoriaus. Darius Jonušis neorganizuos, ir tai Darius pasakė ir šią savaitę laidoje su Žilvinu, kad reikia organizatoriaus. O kaip manai, kas galėtų organizuoti tokias lenktynės ir kiek reikėtų 2 valandų,
Ar Lietuvos čempionato važiavimai? Aš galvoju, gal 2 yra truputį net per mažai. Aš manau, optimalu būtų 4 valandos. 4 Ir valandos. jeigu aš asmeniškai būčiau tas organizatorius, kuris apsimtų, tai aš įvečiau tas senasias klases, kaip buvo Aurume. 1,6 varikliuko, 2 litrų, 3 litrų, 3,5. Ką žinau, galbūt kažkokį optimalų netgi biudžetą tom komandom, kur nesurenka į Aurumą, kurios galėtų GT kažkokie automobiliai būti. Labiau aš orientuočiausi tai, kad tie automobiliai būtų ne gamykliniai, o kaip senais laikais kažkur garažą padaryti, tokį įdomumą. Aišku, mes negalim čia paimti kažkokių radikalų ar kitų, bet Taip, nes tada bus nes bus pavojinga dėl saugumo. Jo, bet kebuliniai padaryti kažkur garaže, kažkokių entuziastų, klubų, meistrelių, būtų įdomu. Nes tų automobilių yra krūva, nuo Seat Leon, Porsche Carrera, Nissan 200X, BMW trečiuko. Čia cituoju Široko to pačio. Prisiminkim tos pačius Nissan 350Z, jie būdavo puikus automobiliai ir gan greiti automobiliai. Honda Civikai, jo, M3. Tai tas yra įdomiausia, kad daug yra tų entuziastų, vadinamų garažinių meistrelių, kurie tikrai turi pasidarę kažkokius savo automobiliukus, kuriuos norėtų išbandyti, ir nėra tų sąlygų. Aš šiaip matau tik tai 2 organizatorius ir, galima pagarsti, tai Bibijonas Bacas ir Ring Challengeras, turbūt 2, kurie galėtų, kurie dabar darytų, bet turbūt Ring Challengeriui būtų šiek tiek sunku šiai dienai, bet aš manau, kad susitvarkytų ugnę. Matai, aš galvoju, vis tiek čia turi būti žmogus, kuris pats lenktyniavo. Čia negali būti taip iš šonų žmogus. Nes reikia ir supratimą turėti. Viskas yra gerai čia. Galėtų ir ne iš šalies lenktyninės organizatorius. Vis tiek, aš manau, žiedo bendruomeniai. Ir yra, ir tikrai galėtų, ir ta pati, manau, kad tikrai gali ir Ugnė, ir Inga Iškevičiūtė daryti abu dviese. Ir Bacas, jeigu sujungtume 3, tai būtų super lenktynės, 4 valandų 2, bet tada prasideda klausimas, bet ką reikėtų aukot, nes aš žiūriu programą šių metų, tai vis tiek turėtų būti ir kvalifikacija, ir treniruočių važiavimai. Ką reikėtų daryti? Reikėtų aukot dragą, nenorėtųsi dragą aukot, dragistams. Ir čia, matai, mes turėtumėm dar vieną dalyką įterpti atsakomybės klausimą už sulaužytus atitvarus. Taip? Kas apmokės? Ar apmokės organizatorius, ar apmokės tie žmonės, kurie moka startinį mokestį? Jo, šitas klausimas irgi aktualus. Po praeitų metų... Jeigu atitvarai lūžtų, ar juos suspėtų taip greitai sutvarkyti iki Aurumo? O čia būtų didelis klausimas. Čia ir prezidentas iškėlė šitą klausimą. Bet jo, kaip sakau, aukoti kažką, dragą, dar jis labai gerai paminėjo, dragą organizuoja vienas žmogus. Kitas žmogus. Arba mes galėtumėm tada daryti lenktynes, dabar turim 4 dienas, galėtumėm daryti 5, arba visą savaitę apimti, nuo pačio pirmadienio pradėti renginį. Būtų žiauriai. Kodėl visą savaitę negalėtų vykti renginys? Vis tiek yra vasara, žmonės atostogauja. Aš tai daryčiau tokį dalyką, tiesiog padaryti 4-dienį vakare ir 5-dienį vakare, 4-dienį vakare treniruotės, o 5-dienį lenktynės. Arba mes, kaip ir sakau, galim pradėti nuo pirmadienio. Arba pradedam nuo pirmadienio. Ir tada viskas gražiai telpa. Tai tai jeigu žiūrit, tik Ring Challenge'as, tiek Inga Iškevičiūtė, tiek Bacas, būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Nes federacija visi pritarė, tik tai reikia organizacijos ir idėjos. Darius ten pritarė irgi, tai labai smagu būtų, jeigu pamatytume. Kažką prisidėti, tai mes irgi ne prieš su Gabrielium prisidėti. Jo, prisidėti ar komentavimu, ar tam prieš idėjas ir panašiai periodės. Kalbant apie tai, galim paminėti, anksčiau yra važiavę Lietuvos čempionato, senai, pati pradžia, Jonai,
Tu pirmosios aurimuose būdavai? Tūkstančiuose. Žinoma, aš nuo pat pirmų lenktynių, aišku, aš ten labai epizodiškai atsimenu vaikas būdamas, bet Bet ten tokių dar ne vienų nepraleidai. Bet pirmosios lenktynėse atsimeni, būdavo ir formulės čempionatas su Čepkausku. Taip labai blankiai. Visgi nepamirškim, kad man tada buvo 6-7 metai. Ai. Bet būdavo ir formulių čempionatas, kur važiuodavo. Buvo ir formulė, buvo ten bandoma ir sunkvežimis atvežti kažką ten su jais daryti. Nu, įdomių dalykų buvo. Buvo netgi džipas, jeigu atsimeni vienais metais. Taip, tas, kuris važiavo paskui Dakarę. Aurelijaus Petraičio. Kai visi žiūrėjo tokiam didelėm akim ir sakė, kas čia dabar, kaip čia džipas važiuoja tarp kibulinių automobilių. Ir dar Dakarė paskui startuoja. Aurelijus Petraitis ir Vladas Valukevičius. Taip, žinai, neapibrėžtos labai kokią techniką. Jo, tuo metu ir verslininkai važiavę. Jo, buvo tikslas tiesiog įveikti 1000 kilometrų. Tai aš manau, jeigu kažkas būtų pasakęs, aš noriu su motociklu, tai turbūt būtų ir su motociklu leidę važiuoti. Tai va, ir motociklų vyko čempionato varžybos. Na, darydavo dar senušiuose, darydavo tai, kas... Motociklai buvo įdomu, bet motociklai labai pavojinga. Labai pavojinga. Turbūt net, manau, labiau pavojinga negu kačerginiai. Tai vat, ką mes galim dar paminėti anksčiau, paskui būdavo Fastlapai, būdavo Vazai, man atrodo, ir Holandas yra laimėjęs. Man labai buvo graži idėja ir gaila, kad dingo istorinio automobilių lenktynės. Būtų labai smagu, aš atsimenu, vienais metais važiavo ten 14 ratų Senik Kiberų. Jo, ir vienais metais netgi buvo legendinės Mercedes, man atrodo, 2000, kur yra netgi ADAC čempionatą važiavęs, jeigu aš nesumeluosiu. Tikrai įspūdingas Mersas. Bet įsivaizduokim, tai buvo Fastlapas, tas legendinės. Netgi turėjo labai įspūdingą Ford Sierra senovinę. Taip, legendinę Ford Sierra. Taip, ir būdavo Fastlapas, ir Miniralis, Lietuvos čempionatas. Ir kiek atsimenu, kiek esu suradęs informacijos, nors tuo metu ir mažai domėjausi autosportu, tai vykdavo rytais. Tai galima gal ir šeštadienį ryte, bet reikia sutvarkyti trasą. Nu? Čia daug diskusijų, bet aš manau, kad reikia daryti tokias lenktynės grąžinti. Arba tą patį Ladą, Vaz, Taurę, Žiguliukų. Smagu. Tik aš jau kaip ir buvau vienoj laidoje minėjęs, kaip mes galim dar tą būklę pagerinti, tai vat, kur tau irgi minėjau, kažkokios irgi miesto lenktynės buvo, tai jie tokius padarė atitvorus, tokius, lenktus, tokias kaip tvoras. Taip. Tai iš vienos pusės, aišku, nelabai gražu, primena NASCARą, bet jeigu žiūrint į saugumą, galima tai pavadinti. atitvarai tokie išlenkti kaip tvoros, jie gan neblogą saugumą duoda. Jie buvo, man atrodo, bandomi Aurime. Dabar žiūrint iš praeities. Kol kas ne. Ne, nebuvo bandymų. Ne, kiek aš atsimenu. O Jonai, klausimas. 25 metus aš nemačiau šitos technologijos. Bet Jonai, gal, kada pamatysim. Jonai, atsimeni, ar turi nuotraukų iš pirmųjų lenktynių? Gaila, ne. Ne, gaila. Bet aš geriausiai atsimenu, man labai įstrigę dar yra 2008 metai, kai buvo irgi padarytas specialiai noras klientų tribūną. Tai priminė beveik kaip praeitais metais buvo Porsche. Ahai, Snoras buvo tribūną pasidaręs? Taip, turėjo Snoras savo atskiras tribūnas pasidaręs. Ne pitos? Ne pitos, o tribūnas pasidarė. Tribūnas didžiulės, milžiniškas, taip, kitoje pusėje šalia Orleno. Šalia Orleno Snoro tribūnas. Taip, jų klientam banko. Kas ten būdavo, ten tose Snoro tribūnas? Ten rinkdavosi, nepabijokim to žodžio, elitas. Elitas, Snoristai, Baranauskas, Antonovas. Jo, ir visi ten tie, turtingieji žmonės. O pitose nesilankydavo? Pitose. Pitose gal ir lankydavo, bet tie pitai tada pats atsimeni visai. Jo, taip atrodė, reikia priminti.
Tuo metu nebuvo tų 2 aukščių, kur dabar. Ir jeigu atsimeni, mes anksčiau turėdavom malonsparnį apie trasą, skraidant jau Taip, daug metų nebeturim. jo. Pačiuose net pirmosiuose lenktynėse buvo straigtasparnis. Žiūrint iš tų praeities įrašų. Taip, važiuodavo ir verslininkai, ir Seimo nariai busimieji, ir TV žvaigždės. Ir žvaigždžių turėdavom senos, nu, įdomiai buvo. Šiaip ir koncertas, bet Darius minėjo, kad, nu, Šiaip koncertas jeigu- neapsimoka daryti, nes, nu, ką, svarbiausia yra lenktynės. Koncertas, nu, su ryškiausiamis žvaigždėmis, nu, blaškystas lenktynės. Visi Jeigu norės, taip paimus, žinai, žvaigždę, kuriai aš duočiau didžiausią vat, titulą už visus nuopelnus, na, kiek įdėjo treniruočių laiko ir visą kitą, tai tikrai reikėtų Natalijai Bunkai kažkokią taurę duoti, nes jinai nuoširdžiai stengiasi, investavo savo laiką, treniravosi su Jonu Dariškevičiumi ir, nu, tikrai visai neblogai sekės. Tuo pačiu ir Nomedai Mačėnai, tai po tos 2 merginos, galiu pasakyti, atėjusios iš po žvaigždžių pasaulio, nu, jos tikrai per laiką, aš manau, jeigu dar daugiau būtų treniruočių įdėjusios, nu, būtų geras sportininkas tapusios. geras. Jo, Nes aš važiavau tikrai neblogai. taip, ir su Mini, ir su Bemvu. Natalija Bunkė iš viso. Natalija ir stogų buvo jo. Jo, ir dar reikia priminti, kad Natalija Bunkė visada atvažiuoja lenkties palaikyti Dynamit komandos, ne vienerius jau metus. Tai Jo. iš lenktynių tikrai nepasitraukė. Ne, nu, kaip nepalaikysiu tos komandos, už kurią tu važiavai pati, nu, tai čia logiška. Na, tuo metu, o gal ir važiavo, dabar nepamanu. Kas dar, ką galim dar paminėti? Aišku, man atrodo, net jeigu... Jo, kartu su Jo, Motakaičiu, Aišku buvo kartu su jos Bunkė, komandai. taip, dabar aš irgi prisimenu. Daug, ir aišku, šitos lenktynės ir... Tas Bemukas visai neblogas buvo iš tikrųjų, Jo. man atrodo, jeigu aš nemeluoju, ar net trojkę. Jo, tuo metu buvo 2 merginų komandos, jo. Kalbėjom apie Sostenos ekipą su Senkutė ir Ernesto Globytė. Tai ir Vačiuskaitė buvusią Vanago šturmanę ir Juškevičiūtė komandos vadovė, o būtent Juškevičiūtė komandos vadovė, o būtent ir paskui, ir visos mechanikės tada buvo moteris. Su Renault Clio tada, tais metais, pamenu. Ir Darius paminėjo šiandien interviu, nes kiekvieną dieną jie apie kiekvienas lenktynės kalba vis kitų metų, kad atvažiuos šiemet Steve'as Van Belginas. Jo, Jonai. aš irgi girdėjau šitą, mačiau Dariaus video. Ramūnas buvo ten susukęs laidelę, kalbino Darių, tai Darius jo paminėjo, kad Steve'as šiemet bus kaip žiūrovas. Labai norėjo irgi su savo komanda atvažiuoti, bet matyt ar finansai, ar tiesiog nerado. Tai jo, šiemet Steve'as bus kaip žiūrovas. O dėl kitų Belgijos lenktynininkų, Luiso, Eriko Kviko, nežinai? Reikia asmeniškai paklausti. Bus galima paklausti per progas. O beje, legendinio himno autorius Simon Vytas irgi atvažiuos. Gal irgi girdėjai kažkokią. Ne. Negirdėjau, nežinau, bet aš man Vytukui patinka šitas renginys, tai aš net nebejoju, kad jis bus. Tai va, tai mes labai daug kalbėjome apie Aurum istoriją, galima 1006 km lenktynių YouTube rasti, Fetininkė visus interviu, tiek su Nemonu, tiek su Darium, tiek su Jonu Giližiniu, tiek su Alfredu Kutula ir su Tamulevičium apie kiekvienas lenktynes, trumpi 8 minučių video. O dabar apie Aurumą, kaip ir minėjom praeitą laidą 21 komandą, praeitą laidą minėjom silpnesnius. Dabar atėjo laikas GT Open ir GT3 klasėm. Tai pradedam nuo GT Open. Galim įsiterpsiu trumpai. Dar buvo paminėtas toks dalykas, Žilvinas užklausė Dariaus, ar Palangoje numatoma įkurti kokią alėją. Tai sakė, dar šitą klausimą reikėtų Palangos merui duoti. Bet būtų gražu, man tai būtų tikrai gražu, jeigu kažkur ten šalia tų kartingų
kartodromo Palangos ar dar kažkur, jeigu tikrai atsirastų kažkokia alėja ar kas toksai, nu. Kartodromas, tarp kito, yra šalia trasos, jeigu Jo, neklystu. tai ten vat šalia to kartodromo, aš galvoju, būtų labai nebloga vieta įkurti kažkokį vat parkelį ar dar kažką, kur būtų. Ąžuolų parkelis skirtas tūkstančio Kažką tokio, jo, kilometrų lenktynėms, kiek darius ten. ar kažkokių ten, žinai, užrašų įspaudų padaryti, nu, būtų faina. Tai va, tai pirmą pakalbėjom, o dabar taip, 21 komanda, praeitą laidą kalbėjom apie lėtesnius, o dabar GT Open GT3 klasės ir Jonai, pradedam nuo KTK, nuo Autostos Racing arba KTK. Tai Galima ir nuo KTK, kaip tau patogiau pačiam. Tai Egidijus Gutarevičius grįžta, legenda, turbūt, Lamborghini pradininkas mūsų šalyje. Jo, Tu lenktynininkas. papasakok istoriją su Egidijum. Su Egidijum yra istorija tokia. Žmogus yra nemažai važiavęs Amerikoje prieš tai. Kiek man yra žinoma, po to važiavo Baltijos čempionatuose Su Formule. Ramūnu Čapkausku, su Formule, taip. Na, tikrai greitas sportininkas, o kas liečia Lamborghini, tai jis buvo tas žmogus, kurį pasikvietė Getco Motorsportas, arba kitaip vadinamoji gera dovana. Na ir jie kartu su Martynu Griška važiuodavo už legendinį Lamborghini Hurakaną pirmos versijos. Ir tas Hurakanas sugebėjo užimti, man atrodo, 3 vietą, jo? 3 vietą geriausias jo pasiekimas. Vis dar komandos. Vis dar su Lamborghini geriausias rezultatas. Na, Jo, geriau. vis dar to rezultato Aurume niekas nepranoko. Iš Lietuvos komandų turiu omeny 3 vieta, nes geriausias buvo pasiekimas RC Bratislava 2 vieta. Taip, 2 vieta. O kas toliau, mes matom Gustas Stasiulevičių jaunėlį. Pirmą kartą važiuoja. Gediminas Rimša ir Audrius Stasiulevičius, na, Audrius Stasiulevičius legenda. Jo, Audrius Stasiulevičius aplamai legenda nuo, turbūt atsiminkim, 21 metus tas gaisras, kai Jo, ten skaudu iš tikrųjų. užsidegė tas automobilis ir Ačiū Dievui, žmonėm nieko nenutiko. dar Audrius gyvas buvo ir gerai atstatė tą automobilį, po metų važiavo. Šiemet. Jo, rinko pinigus žmonės, netgi atsimenu su tavo gerų draugų. Jurgio irgi. Jurgio, jo. Tai va, tai labai smagu, bet, na, nesitikėkim didelių rezultatų su jais. Kodėl? Egidijus Gutarevičius ir tas pats Audrius Stasiulevičius, greiti vairuotojai, tai aš galvoju, jeigu kažkam nepasiseks, tai gali, žinok, nustebinti. Jo, bet jie pernai turėjo techninių problemų, atsiminam. Ir iš karto pirmi, man atrodo, bet jie neturėjo tokių vairuotojų praeitais metais. Aplamai praeitais metais. Tai va, vairuotojai, žinok, labai duoda. Galim prisiminti, praeitais metais jie išvis ten po 21 rato pasitraukė. Nu jo, tam buvo skaudžiai jiem praeitais metais. Net DL-as po 86 pasitraukė, nors jie turėjo daugiau problemų. Jo, aš ten nepamenu, kas ten pergedimas buvo, bet buvo negerai. Negerai. Gaila, bet DL-o šiemet nematysim. Kas toliau? GT Open klasė. Tarp kito, Stasiulevičiaus ekipa yra vienintelė, kuri važiuoja su dar senesnės kartos Porsche. Nematom Karolio Jovaišos, buvusios Karolio Jovaišos ekipos, kuri anksčiau priklausė Jutai. Tas čempioniškas Jutas Bolidas, jis yra parduotas irgi lietuviams, bet... Nematom legendinės ir Kautros, nematom ir Vytauto. Na, Vytautas ir yra padarytas Kautra buvo. Tai va, tai Kautros jau nebėra. Ne, man atrodo.
Ne, tie Man patys. atrodo, kad vienais metais buvo ir Kautra, ir Vytautas. Nepamenu Ar šitą. aš klystu? Gal aš klystu? Manau, kad klysti jo. Nu, Tai va, reikės pastikrinti. tai va. Taip pat mes turime ir GSR. Ir čia mes matom pirmąją moterį, kuris startuos GT Open klasiai, Joana Survilaitė. Dar su tokiu greitu automobiliu. Taip, Joana yra viena važiavusi patrasoj su Audi Jutos. Ir jeigu Sardasanč taip pat dalyvavo taip su Desainsu, Lamborghini. o dabar važiuos su GSR motosportu, kurį iš pradžių neplanavo važiuoti, nes kiek teko bendrauti su Dovydu Ketvirčiu, jie po lenktynių Paranturso, jie net neturėjo motivacijos važiuoti į Palangą, bet kažkas įtikino ir, nu, gal įtikino tai, kad ir R-Designsas važiuoja kartu, nes, na, mes žinom R-Designso bendrabiavimą su jais. Tai jie su Lamborghini važiuos ir šalia Karolis Getraudas, labai greitas Ir aš sportininkas. gal galvoju, labiau gal motyvavo tėtis ir sūnus Steponavičiai. Taip, Rokas ir Darius. Ir plius labai gerai yra, Dovydui su Roku sekasi Lietuvos ralio čempionate, kol kas 3 vieta. Ir 2 Kiek vietos. žinau, kad Rokas dirbs su R-Defense mechaniku ir Palangoje. O, geras. Nu, jis... Kartu su savo tėčiu, aišku. Jo, be abejonės. Tėtis, liūdai. Ir Karolis Getraudas, kuris visada būna greitas, praeitais metais pasiekė GT4 rekordą su Dinamito Čineta, to pačios komandos, iki GSR motosporto, užpraeitais metais su Lamborghini startavo, užėmė 5 vietą, o šįsyk su Huracanu važiuos. Tai bus irgi viena iš favoričių. Ja, aišku, mes nežinom Joanos greičio, bet kiti lenktynininkai tai tikrai bus greiti šitai komandai. Jo, Joana visai yra greita. Tai va, tai trumpa pertrauka mums, o susitiksime po pertraukos aptarinėti toliau 1006 km lenktynių aktualijų. Susitiksim po pertraukos. Antroji mūsų dalis ir ją pradedam nuo 992 klasės, taip, Jonai? Tikrai taip. Ir Jūs palisėjot, mes palisėjom, tai va, galim tęsti. Jo, jūs matėt mūsų reklamą, kur pareklamuoti tiesiog Žiedo Projo kanalą ir subscribinti toliau, kad mes pasiektume 150 subscriberių. Taip, mūsų naujas tikslas. Tai va, pasiekėm 100, dabar 150. Gerai, mes keliavam toliau prie štukės dalyvių ir šįsyk prie 992 klasės, kurioje mes turime puikų būrį dalyvių. Šįsyk turime net 5 dalyvius, 5 komandas, 2 Porsche Baltico, Dream to Drive, Rimo Aldero Algio Leda, turime taip pat Antėją Garcia, nuo kurios ir mes pradėsime. Tai kaip patys prezentacijos metu prieš 3 savaitės pokalbėje su Rimu, tai jie pasirengė, pasiruošė, važiuoja į Partų trasą testuotis ir jų tikslas tiesiog prisijaukinti Porsche automobilį savo. Ir komanda tokia pati, Vidas, Vaidotas Mitkus, klaipėdietis, Jonai, apie Vaidą šiek tiek. Vaidas yra ilgametis Želios motosport komandos vairuotojas. O apie šitą automobilį mes asmeniškai nešnekėjom, reikės prie progos paklausti Vaidų. Tai va, ir mes turim Robertą Saveikį komandos nuėję. Aš šiaip iš Antėjos daug vilčių netikiu, tiesiog jie važiuos, tiesiog manau, geram tikslu, jeigu jie pakliūtų top 10, būtų puikus rezultatas. Nu, aš manau, varikliukas vis tiek bus Vaidas. Jo. Jis yra greičiausias iš šitų vairuotojų. Bet lyginant kitas komandas, nu, šitą komandą iš 992 automobilių, nu, man atrodo, yra silpniausia. Su visa pagarba. Bus nelengva, bet žinant, kad lenktynės ilgos, kad visko gali nutikti, tai, nu, bus įdomu. Jo,
Taip pat mes turim ir Dream to Drive. Sudėtis, manau, labai stipri ir viena iš favoritinių. Taurės Tunylą, Dream to Drive įkūrėjas, darantis jis yra simuliatorių varžybas. Edvinas Žadeikis, vienas greičiausių 325 lenktynininkų, simuliatorių čempionas Dream to Drive. Čia tik praeitų metų čempionas su ES Motosportu, reikia priminti, kurį mes beje irgi kalbinome prieš porą prezentacijos metu. Su jų nuotykiais turbūt galima prisiminti jų nuotykius. Prieš 3 savaitės, kai buvo prezentacija Gedimino prospekte, Eduardas Klepikas. Kreventiko patirtis, šiuo metu Poznanės etapo laimėtojas ir čempionato lyderis, apie tai vėliau. Ir aišku, Kajus Šikšnelis, jaunasis talentas, kartingų varžybos irgi dominavęs, didelių pergalių dar neturėjęs, bet irgi greitas lenktynininkas. Tai šita ketveriukė, labai stipri. Ne, čia vyrukai nusiteikia rimtai. Jo, ir žinant, kad tai yra Dream to Drive, aš manau, kad jie duos kaulus ir favoritiniams. Man primena, kaip buvo Kreventike šis etapas, Misano trasoje, kai ilgai GT3 automobiliai laikęs, pradėjo gesti ir tarp tos trijulės įsimaišė 9-2. Tai va čia gali būti panašiai. Ir pernai buvo taip su Nemunu, kai Nemunas su Valteriu Zviedriu ten irgi. Žinant, kad tie 9-2 paršiukai, jie lemba GT3 automobiliam duoda gerą kovą. Ir priminsim, kad tai yra buvęs Algio Ledo automobilis, draugystė tęsiasi šitų dviejų komandų. Ir nepamirškim Porsche privalumo, kad jam reikia kas mažiau degalų negu visiems kitiem automobiliam. Taip, tai yra kapinis variantas ir kaip, aišku, pernai, jau kalbant apie Ledo trimanais, šitam automobiliui nesisekė, bet aš manau, kad jis yra puikiai paruoštas ir vairuotojai labai greiti. Jo, šiaip Porsche'as jau patys žinom iš savęs, ką gali, jau to labiau, kad yra daug kartinės nugalėta ta Aurum lenktynų. Taip, Aurum lenktynės tiesiog dominuoja be šito automobilio. Porsche'as yra ar 15 ar 17 kartų iš viso laimėti šis lenktynas. Tai va, o pagrindiniai varžovai, pasak Edvino Žadeikio, jiems bus būtent jų draugai geri, kurie pardavė tą automobilį, Algio Ledas. Šį tik pasikeitė tik tai pavadinimą ir atsirado žodis Rimo, kurį mes labai mėgam. Ne tik pavadinimą, ir dizainas bus. Dizainas naujas, kuris jau Kreventike buvo naudos, tas senasis dizainas, kuris yra naudojamas GT2 varžybose. Tai va, tai irgi sudėtis puikiai, Mantas Janavičius, Marius Bartkus, Aurelijus Rustika ir Beiminas Beikeris, kuris Lemane startavo ir praeitų metų Lemano 3 vieta. Komanda, kuri, pernai buvo viena iš favoričių laimėti, bet gedimas sutrukdė jiems triumfuoti ir kovoti dėl pirmų vietų. Aš dar jeigu galim įsiterpsiu, bet kas liečia dizainą, čia su visa pagarba, aišku, bet jeigu bus labai karšta, ta juoda spalva, tai labai nepraktiška. Jo, ir matom, bus labai karšta. Jo, ir matom, pavyzdžiui, juodos spalvos ir Dream to Drive. Jo, bet kiek mačiau Rimo LEDs, tai ten visiškai juodas. Dabar, Kreventike. Kitoj nuotraukai tai ne, bet ta pirminė versija tai visiškai juodas. Ne, dabar ir nebebus juodas, kiek žinau, bent kiek man tas sako, bus ta nuotrauka, kuri yra parašyta racing.lt. Tada viskas okei, bet nesakau, jeigu visiškai juodas, tai jeigu labai karšta bus tom dienom, tai bus iški pragaras. Ir einam prie Roberto. Juodas spalva, patys žinom, pagal fizikos dėsnius žiauriai traukia šilumą. Taip, o žinant karštą, o kiti 992 tai yra Politico, Roberto Kupčiuko automobiliai. Turim 91 numerį, galbūt silpnesnė komanda, Svidinskas, Leonardas Diržys, kuris startavo ir Kreventike,
tos sidabrinės Jutos Kalvis, Ramūnas Grigaitis, Mantas Jasiulevičius. Nemanau, kad bus prie favoritų, bet antroji komanda su Robertu Kupčiuku, Tautvydu Rudoku ir Tomu Raudoniu bus labai stipri. Manau, kad 92 komanda bus viena iš favoričių, ne Jonai. Pernai Jo, jie... tik antrai komandai daug dievė, kad šį kartą Fortūna nenusisuktų vėl ir nebūtų tokių skaudžių avarijų. Jo, ir... Na, aš manau, jau vis tiek visi pasimokė iš tos baisios klaidos ir tos baisios avarijos. Taip, net dar iš Jonušius pasirengė, bus atitvarai toje vietoje. Tai bus Jo. saugiau net operatoriams. Nu, čia susisiekimo ministerijai reikia dėkoti, kad Jo, buvo rimtai ir kelių pažiūrėta į tą direkcijai. reikalą. Manau, galų gale mes turime labai gražų dalyką. Jo, tai 92 komanda tikrai greita, Robertas, mes visi žinom, Domas Raudonis šį savaitgalį važiavo, kaip ir Valteris, lenktinės Beneliukso taurės, kur važiuoja ir Kalo Rompera, kuris triumfavo, VRC čempionas, jeigu kalbam apie tai, kuris šiemet važiuoja kai kuriuose etapuose. Nu, greita komanda. Domas Raudonis, Tautvydas Rudokas, visi Kreventiko patirtis. Čia daugelis Kreventiko patirtis, tai nu, bus vieni iš favoritų. Ypatingai 92 komanda, kuri pernai iki to klešo net buvo pirma, reikia priminti. Jo, ir mes dar nežinom Valterio komandos, ką Valteris surinks su savo Porsche. Aš žinau, kad tas automobilis bus čia tik 4 klasės kategorijos. Apie tai kalbėjom ir prieš porą laidų. Ai, teisingai. Jo, ir susimaišiau, jis ne GT Open. Ne GT Open, taigi, na, jis ten bus, nu, jeigu Valteris važiuotų, tai būtų galbūt galimybė pakovoti dėl top 10 ir galbūt pavyktų. O dabar einam prie GT3, kurių mūsų auga. Iš tikrųjų yra 4, kalba buvo ir apie 5, bet kaip dėl Arturo, gal yra informacijos apie The Flash Racingo? Šiaip pagal naujausias žinias, kaip mane informavo Justas Jonušius, ten yra problemėlė, neranda vairuotojų. Tai... Pinigų kaip ir yra, suprantu, o norinčių na, gal taip sakykime, pinigų yra iš Arturo pusės, bet norinčių prisidėti prie Arturo nėra. O nėra kalbos apie kitus Latvijos sportininkus, ar Arturas yra kažkoks vairuotojas? Kol kas nieko nežinau. Nieko nežinau. Kiek minėjo Justas, tai vat problema su vairuotojais. Įdomiai. Nu, o... Laiko yra, gal dar laiko yra, gal dar pavyks. Bet būtų labai smagu pamatyti, nes tai yra komanda, kuri dominuoja Baltijos čempionate, pikirniekuose, o Arturas... Žinant Arturo formą ir kad po tiek laiko jis dar išlieka labai greitas, tai, nu... Jeigu nebus šios komandos šiemet, tai aš manau, jinai tikrai bus 26 lenktynė. 26 lenktynėse po metų. Ir ką aš dar atsimenu, parodysim nuotrauką, kaip mes džiaugiamės po kvalifikacijos antrąją vietą. RT Sainzo, Paulius ten ir visi kiti. Ir Arturas irgi ten buvo prieš... Buvo prieš 2 metus. Taip. Ir labai smagu buvo. Dėl Sainzo Arturas tikrai myli Lietuvą, Palangos trasą, ne vienus metus važiavo Flash Racingas. Aš manau, kad jeigu jis ir nevažiuos, tai kaip žiūrovas tikrai turėtų būti. Kaip ir Styvas. O GT3 klasėje mes turim 4 komandas, šiek tiek daugiau, jeigu pernai turėjom 3. Tai mes turim 4, turim Mercedes, praeitų metų čempionus, Jutos 2 komandas. Na, Jutos 2 komandas, Matukaičio ekipa ir Jutos klasikinė 71. Ir aišku... Vis tiek ta pati Juta. Ta pati Juta. Ir aišku, mes turime ir RT Sainzą. Tai pradėsim nuo Stateta Bro Talks by Ingdera, labai ilgi pavadinimai. Tai aš nežinau... Taip tariant, tiesiog čempionų. Tiesiog čempionai, praeitų metų čempionai. Ne, Aš suprantu, kaip yra sunku tarti pavadinimus Sauleniui ir Gintautui ir abiem Laurynams. Ilgi pavadinimai, tai tiesiog trumpinkim tos pavadinimus. Jo. Ir tai yra ir Audrius nesakęs, kai komentuodavo.
Tai va, tai GT3, Mercedesas, AMG GT3 Evo, visi čempionai. Nemunas Dagilis, 3 kartus šių lenktynių laimėtojas. Julius Adomavičius, vienas greičiausių lenktynininkų Lietuvoje. Su Juta važiavęs ir Kreventikė, ir tapęs kelis kartus štukės čempionu. Ir Andrisas Fjordenbakas, trasos rekordininkas. Trio, nuostabusis trio. Ir nuostabus bolidas. Na, Tai buvo kalba dar ir apie 4 vairuotoją, bet kaip ten viskas baigsis, dar neaišku. jo, Ernestas Taponkus minėjo, kad tai bus galbūt Tadas Karilianskas, apie tai buvo kalbėta jau dar gruodžio mėnesį. Brooks Racing komandos įkūrėjas, bet jo mes nematome Kalba iš vis sąrašus. buvo, kad turėjo Jan Magnusenas netgi prisijungti, Jo. bet Janui Magnusonui šį kartą sutampa čempionatas kitose Sutampa, varžybose. jo, sutampa kitos varžybos Janui Magnusonui, tai ir jo nebus. Tai, na, Kas žino, galbūt bus koks kitas greitas užsienietis. o gal bus tokia kaip Jusas Simaška, bet aš abejoju, kad Jusas bus. O gal tas pats Arturas. Gal Artursas. Ne, aš manau, kad galima ir pasakyti su trim, nes visi tikrai yra greiti. Nemunas, Julius, Andriusas. Nemunas yra mūsų be Mercedeso pradininkas Lietuvoje, atvežė šitą automobilį su Deividu Jociumi, dar su Nerijum prieš... Ja, aš atsimenu su tavim, Gabrieliu, kai mes diskutavom, sakėm, gal Nemunas čia atskirai Mercedes, Taip, bet taip. kaip matom, nuėjo į tą pačią komandą, kuriai pardavė. Taip. Ir labai smagu. Nemunas nenori prisimti 21 metų, bet aš tikiuosi, kad Nemunui pavyks laimėti. Kažkada dar kartą ir atkeršyti. Kas žino, gal net ir šiemet. Galbūt ir šiemet. Matom ir dabar, aišku, 2 Jutos ekipos ir Desainsas. Tai Juta pirmoji, arba tiksliau Dinamitas, Matukaitis, Jovaša, Egidijus Garažys. Karolis ir Egidijus važiavo Kreventikė. Na, Kreventikė, privačiuose testuose su Audinkė. Mantas neturėjo dėl verslo reikalų treniruočių, kaip jis pasakė prieš mus. Tačiau automobilis greitas ir aš manau, kad Karolis ir Egidijus bus lyderiai, o Mantas bandys nesugadinti visos komandos. Tikėkimės. Tai bus greitas trio, aš manau, kad viskas bus gerai. Rezultatas bus neblogas. Antra Juta, 2 Kreventiko sidabro medalių laimėtojai praeitą etapą. Justas Jonušis ir Eimantas ir Simas Juodrišis. Ir Eimantas Navikauskas, praeitų metų čempionas. Šiemet važiuosintis su Juta. Praeitais metais tai pačiai sudėčiai netaip gerai sekėsi. Parašovė su lietumi ir su padangom. Jo, jie liko ketvirtoj vietoje, jie net antrąją komandą praleido. Bet žinant, kokius dabar rezultatus rodo ir žinant, kaip greit važiuoja Simas ir Justas, aš kažkaip asmeniškai galvoju, čia bus pagrindiniai konkurentai Mersui. Tai va. Bent aš taip galvoju. Ir Desainsui, kurie turi irgi neblogą sudėtį. Matom Timą Müllerį, kuris Kreventikė tikrai neblogai pasirodė. Davidą Jocių. Timas Mülleris tik tai greities. Tik greities. Vis daugiau važiuodamas. Paulius pasakojo, kad jis su kiekviena treniruotė vis greitėja. Mesano. Kitko aš žiūrėjau jų laikus visų, tai jos ten nuo Pauliaus labai nedaug skiria, visus gal pusę sekundės. Va tokiam intervalę. Tai va, pažiūrėsim, nes Lamborghini Huracan GT3 nėra važiavęs. Palangoj, tai bus ir įdomu, jo. Stebėjo pikai bus irgi čia. Aš taip palinkėčiau tik to, kad nebūtų to apsibraižymo su Jutos komanda, kai tam pastoviais kažkas į kažką įvažiuoja, aptistumdo, su visą pagarą, kas žiūrit, būkit protingi, nereikia mums tų avarijų, tų apsistumdymų. Kovokim garbingai. Ir tikėkime, tokių klešų, kaip Tautvydo atveju nebus. Jo. Kovokim gražiai, nesistumdykim. O jeigu stumdomės, tai kad būtų kuo mažesni tie apsistumdymai.
Ko tikrai nebus, mes nematysim dėja dėl GL Racingo ekipos šiais metais, greičiausiai, kurie nesurenka finansų, anot Jonai, tu daugiau žinai. Aš kiek žinau, ten dėl finansų tie reikalai. Nors jie basė važiuoja, apie tai šiek tiek vėliau. Ir Bačia važiuoja, ir Kaune važiavo. Jo, apie Kauną galėsim pašnekėt, nes ir Aišku, renginys. aš savo nuomonę čia garsiai nenorėčiau reikšti, bet, nu, man tai atrodo kažkaip tai biški beprasmiški. Tai tokie važiavimai tiek tam Kaune, tiek tam Bačia. Ne, iš tikrųjų gerai. Aš jų vietoj geriau važiuočiau į Europą, bet aišku, žinant, Europa irgi yra brangus reikalas. Taip, kalbant, ką mes dar norim paminėti, šiemet visi dalyviai turės važiuoti vėl su Hankukais. Tai Jonai klausimas, ar trasos rekordas bus, nes pernai Andersas Fordebachas rekordą pasiekė su Michelinais. Aš galvoju, kad rekordas nebus kažkaip pramuštas. Aš manau, kad... Žinant Michelinų ir Hankukų kokybę, aš manau, kad rekordas dar kartą tikrai nekreipsiu. Taip, ir aš irgi pritariu tau, Jonai. Dėl to, kad, nu, Hankuko padangos... Gerai, gal kai kuriom nestipriam komandom Hankukas suvienodėja, bet tom favoritėm komandom, na, prasme, bus lėtesni greičiai. Bet ir Hankukas yra greiti tikrai. Jo, jeigu kas klaustų mano nuomonės, kokie galvoju bus laikai, nu, aš manau, kad iš minutės 7 nieks neišlips. Minutės 7, minutės 6, manau, kad, na, aišku, Minutės 6 aš abejoju, manau, kad bus minutės 7, minutės 8 šiais metais. Bet čia, aišku, tik mano asmeninė nuomonė. Taip, mes matysim. Aš šiaip galvoju, manau, minutės 7 tikrai Nes bus. pagal daugiametį vaiką, kokį tekdavo matyti, nu, su visą pagarbą Hankukai, bet Michelino sukibimas, nu, išėmė geresnis. Ir girdėsi kalbos bent Dubajų, kad bus Michelinai. Tai ko gero pats organizatorius pradėjo matyti, kad tie sproginėjimai, visa kita, nu, Taip. Kažkas yra čia negerai. Taip. O pernai buvo... Ne veltui ir ta gamykla degė ten kažkaip. Taip. Labai su tokiais. Bet dar įtartinais veiksmais, kai kurie įtarė, kad čia net patys darbuotojai tą gamyklą padegė, nu, kalbų visokių. Visokių kalbų galim dar paminėti, čia irgi labai svarbus toks įdomus dalykas, kad Darius Jonušis džiaugiasi, kad Hankukas rems lenktynes ir yra pagrindinis padangų tiekėjas. Bet iš tikrųjų, nesvarbu, ar važiuotų su Pirėliais, su Michelinais, ar su Gutlierais, ar su Pirėliais, vis tiek Hankukas, nu, jos padangos yra vienos blogesnių. Tai va. Būkim bėdni, bet teisingai, jeigu galėtumėm rinktis, nu, turbūt dauguma komandų sakytų, mes geriau pasirinksim Micheliną. Arba Pirėlį. Jo. Nes jos yra pačios geriausios padangos. Tikrai taip, bet ir brangiausios. Tai va, tai keliaujam prie Paco Kačergiai, didžiausio renginio Kačerginiai, bet pirmiausia, turbūt reikia paminėti apie Kačerginės Nemuno žiedo atnaujinimus. Šią savaitę turbūt daugelį nudžiugino informacija, kad finansiškai pavyko sutvarkyti, teisminiai procesai baigėsi ir buvo galima pradėti tvarkyti atitvarus, juos pradėti prailginti atitvarus, įrengti naują gesinimo zoną, sudėti tas padangas, kurias sudėjo bendruomenė, čia jau apie tai gal prisiminsime Ugnės iniciatyvą surink challengerų, kai jie sudėliojo padangas, surišo padangas ir dabar gesinimo zona atsiranda nauja. Taigi Nemuno žiedas vis tampa saugesnis ir kuo taps saugesnis ir sako, kad tikrai rudenį bus tvarkomas, tai puiku. Einam toliau. Faina, kad vis daugiau žmonių prisideda ir myli tą trasą. Neblogąją prasme reikia priminti. Gerąją jo, blogąją prasme, nu tai pikta ant valdžios, kad vis tiek vis dar toks požiūris. Prisidedama tik labai, labai minimaliai. Na, matosi paskutiniu metu, kad prisidedama nemažai. Nu, išskyrus tą asfaltavimą. Taip, asfaltavimas irgi buvo puikus.
Bet kiek daug pastangų deda federacija, techninių šakų asociacija, matos. Džiaugiamės, kad bent kažkas vyksta, Jo, nes ir prieš dabar 5 metus nieko nevykdavo nieko beveik. prieš 5 metus nebuvo paruoštas tas trasos projektas, jis pagulė į Vienintelis stalčių, dalykas, ką padarydavo, tai pavieniai žmonės talkas, viskas. talkas, bet tarp kitko teko girdėti ir labai norėtųsi, kad daugiau tokių talkų būtų, kaip vat Ugdės talka buvo prieš pirmąjį etapą čempionato. abejo. Nes, kuo daugiau talkų susivienyje tiek automobilių bendruomenė, motociklų bendruomenė, žinau, tai bus puiku. Tai vat ir žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Nedaug kalbėkime apie tai, nes tai yra ir politika, o kalbant apie Bacą, kvalifikaciją 325 laimėjo Aurimas Mištautas, tai buvo didžiulė pergalė ir Drive to Drive mechanikai kėlė jį su Edvinu Žadeikiu. Ir Julius Kiršis liko antras, galbūt pavyks jau aplenkti Richardas Šubetskį, čempionato lyderį. Atvyko ir į lenktynės ir važiavo Leo Messengeris, praeitų metų čempionas, važiavęs pirmame etape su 992 automobiliu ir beje važiuojantis ir čempionate. Tačiau lenktynėse netaip pasisekė. Richardas Šubetskis laimėjo pirmąjį antrą važiavimą, Leo Messengeris liko antras. Iš Lietuvo pirmame važiavime greičiausias buvo Ramūnas Grigaitis, trečias, Mištautas iki ketvirtas, Paulius Urbanavičius, kuris yra antras čempionate, devintas. Tai Richardas Šubetskis čempionato lyderis tampa ir man atrodo gali būti, kad jeigu taip toliau, jis gali užsitikrinti čempiono titulą jau po rinktinių Parno trasoje kitą mėnesį. Kaip matau, nemažai dalyvių buvo. Taip, nemažai dalyvių. Oras buvo perminingas, kaip matom, visi šiandien. Jonai, kaip Palangoje beje su orais? Tas oras neblogas. O vat, Kaip ir visoje Lietuvoje, manau, saulė, lietus. aš kur filmuoju laidą, tai lyjo. Lyjo stipriai ir Kačergi lyjo, apsisuko vienas. Pas mus irgi šįryt nulyjo, dabar vakare turime apie 20 laipsnių. Taip. O Kačergi Atsiprašau. irgi lyjo ir matom LTCB čempionatą Karolis Blidys, Karolis Atatinis, varžybų laimėtojas, taip. O čempionate, kur Lukas Lokaitis važiuoja, Lukas Lokaitis nesugebėjo laimėti lenktynių nei pirmų, antrų. Pirmosiose lenktynėse, kur lietus, jis liko trečias. Reikia priminti, kad su Lamborghiniu sunku yra važiuoti, Kačerginėje vis dar. Man tai keista, iš tikrųjų, turint su visą pagarbą, turint tokį automobilį ir nelaimėti. Bet pirmojo važiavimo. Ganėtinai silpnesnius varžovus, su visą pagarbą, bet reiktų pasitemti. Jo, Lukas Lokaičio geriausias rezultatas bent nutarse lenktynėse minutė 14.261, 300-osios. Minutė 14. Jeigu būtų te konkurentai irgi su GT Open automobiliais, bet kai tu turi žymiai galingesnį automobilį ir nesugebi jų aplenkti, su visą pagarbą Lukui, biški gėda turėtų būti. Bet reikia priminti turbūt ką reikia paminėti, kiek bendrauju su Giedrium Notkom ir turbūt visi žino, kad yra įrengta stabdymo nauja zona Kačerginėje esas, kuris šiek tiek sulėtina lenktynininkus. Jeigu to Aš suprantu, Gabrieliau, bet blemba, tu turi tokį greitą automobilį, tavo priešininkai važiuoja, tikrai su ganėtinai silpnesniais automobiliais. Taip. Tu jų nesugebi aplenkti, Taip, Vadinas, tau trūksta treniruočių. Jeigu nebūtų to sulėtinto protsukio, gerai, Lukas Lokaitis būtų gerai, minutė 10, minutė 9, jau galbūt būtų net kalba apie Arūno Gečiausko rekordą pagerinamą. Taip, to labiau, kad Lukas yra tikrai greitas vairuotojas. Man labai keista, kad jis turėjo sąlyginai lengvai laimėtis, turėdamas tokį automobilį. O davė kovos Egidijus Geliūnas su Čepkos automobiliu. Ne, viskas gerai, aš nieko nesakau, bet man tai keistas, kai tu turi galingą automobilį ir pralašį silpnesniem konkurentam, kažkaip
tai parodo, kad tau trūksta treniruočių. Jo, ir šiuo metu vyksta 2 valandų lenktynės. Arba automobilis buvo kažkaip negerai sureguliuotas. Nu, Dvi mes, priežastis. mes to nežinom, gal Mes to nežinom. Lukas galės pakomentuoti. O šiuo metu vyksta 2 valandų lenktynės, jose Ramūnas Čapkauskas pirmas, na, Ramūno Čapkausko komanda yra pirma, Tarzanija antra ir kol kas kojon kovoja. Tai va, tai įdomus baso čempionatas, laukia lenktynės Parno traso, lenktynės Poznaniai, o Poznanė šį savaitgalį irgi drebėjo nuo GT3 kapinių Porsche, vyko dar vienas Porsche net čempionatas, etapas, kuris mūsų atstovams yra ženkliai sėkmingas, na, jeigu kalbam apie Dream to Drive, ir Eduardą Klepiką. Eduardas startavo ir abu važiavimus ir kvalifikaciją, ir lenktynės laimėjo. Ir greičiausias ratas, nes ten yra tokia sistema, gal apie tai daug nesam kalbėję, bet pernai, kadangi Valteris važiavo ir kiti važiavo, nes čempionate, tai važiuojama 15 minučių, reikia rodyti fast lapą. Tai Eduardas Klepikas parodė minutę 32 ir aplenkė Lenkijos sportininką Civoką iš Pro Racingo, kitas sportininkas Geisas iš Pro Racingo liko antras ir 500 sekundžių. Norėjau čia šitą trasą Varšuvai randas. Poznaniai. Ai, čia Poznan tai yra viena geriausių trasų mūsų regione. Viena iš Lenkijos trasų, kaip suprantu. Taip, jo, ir geriausia Lenkijos trasa, nes čia vyksta ir Springo čempionato etapai, Lenkijos čempionato etapai ir ilgų nuotolių varžybos. Tai Eduardas Klepikas abu važiavimus laimėjo. Ir važiavo ir Aurelijus Rusteika, jis liko 7 per viduriuką. Žinot, Aurelijui tai tikrai rezultatai nėra tokie blogi. Mariui Bartkui nesisekė, Marius liko 12 antram važiavimą, o lenktynėse... Kaip matome, Lenkai tai liko tik tai 5. Jo, o Eduardas važiuoja neblogai, o Endurance Kajus Šikšnelis liko antras. Taigi, super, šaunuoliai. Didžiausi sveikinimai Mūsiškiam su puikiu pasirodymu. Dar 2 etapai bus Kroatijoje ir Brno trasoje Čekijoje. Pradedu galvot, kad gali Eduardas laimėti visą čempionatą. O jeigu taip atsitiks, tai bus žiauriai super, už Eduardą. Šaunuolis, jeigu laimėtų... Nes tada atsiranda naujos galimybės. Atsiranda naujos galimybės ir Eduardui atsiranda galimybės dalyvauti junior atrankoje. Valteris Vietra pavyzdys ir dalyvauti, iškovoti kvietimą, dalyvauti Superkape Porsche. Bet ten nėra amžiaus grupės. Gal ir nėra. Bet jeigu... Ar nesakys, kad per daug metų? Gal ir per daug metų. Tai va. Tai va. Apie Kreventiką pakalbėsim netrukus po pertraukėlės. Tęsam savo ilgiausią šios aplamai Žiedo brolių epizodą per mūsų metų laidą trunkančią, kuri pasiekė 100 subscriberių. Ir dabar Kreventikas, auksinis Kreventikas ir Jonai, apie kvalifikaciją, apie mūsų ekipas 2 ir vieną vairuotoją, kuris važiavo vokiečių ekipoje. Jonai. Na, ta kvalifikacija, tai vieniem jų tai pasisekė šiek tiek geriau, o RD Science'ui šiek tiek prašiau. RD Science'as liko tik tai 9. Pats Paulius net nebuvo labai patenkintas tą kvalifikaciją, bet kaip žinome, tokiuose ilgose lenktynėse ta kvalifikacija nieko nereiškia. O jų tai pasisekė kol kas geriau, jie 6 liko, jeigu 6 kvalifikacija. Keistu, jo. Ir viskas gerai, kaip Jonas sakė, o lenktynių metu buvo dar geriau. Taip, RD Science'as gal nebuvo patenkintas rezultatu, bet kaip Paulius minėjo, su kiekviena treniruotė greitėjo Timas Milleris. Ir tokiuose ilgose lenktynėse, kaip matome, kvalifikacija nieko nereiškia. Vat elementarus pavyzdys Lenkų komanda.
Taip, kuri užtikrinti Pradėjo laimėjo. pirmi, o pagrindinėse lenktynėse jiem ten žiauriai nepasisekė. Pirmąją kvalifikacijos dalį laimėjo Hoferas, tada Juta buvo antra netgi, o paskui antrą dalį laimėjo PTT Šrancer Racing teamas iš Lenkijos, kaip keista, ir Kisel Racingas. Jo, važiavo 3 Lietuvos komandos, 3 Lietuvos komandos. 2 Lietuvos ir 1 vairuotojas atskiroj komandoj, tai Mantas Janavičius, kuris važiavo su vokiečių ekipoj, kuriai nelabai sekėsi. Na, turėjo važiuoti aplamai visi, ir Marius, ir Aurelijus, ir Mantas, tačiau tą savaitę ir sutapo, kaip žinom, Centrinės Europos čempionato etapas ir Aurelijus su Marijum turėjo važiuoti ten. Ir Jo, čia teko truputį pasiskirstyti komandos nariam. ir Mantas turėjo ilsėtis, bet žiūri, gavo pasiūlymą netikėtą, kaip Spatrasoj pasiūlymą gavo Julius Adomavičius ir pralėkė. Tačiau po pirmojo stinto prasidėjo problemos, Šveicarijos vairuotojų sprogo padanga, kažkas apie padangų sprogimą galėsim pakalbėti, o paskui Na, labiausiai tai Vokietijos net- vairuotojas. net nelabiausiai, o iš tikrųjų gal viena iš labiausiai nepasisekusių komandų tai buvo Ferrari, jam liaudiškai sakant, užkalė variklis. Taip, užkalė variklis, Arūnas Greičiauskas visą valandą su jais kovojo ir užkalė variklis, pradėjo gesti, net tas Ferraris uždego, liepsnelę parodė ir ta liepsnelė nieko gero nežada, kaip visi žinom. Ir Jo, reikia nepamiršti, kad visgi trasoje tuo metu buvo apie 32 laipsniai. karščio, o asfaltas tai dar yra įkaitęs stipriau. Jo, iš tikrųjų, pragariškas karštis buvo šį savaitgalį Italijoje. Taip, ir visi sakys, kad jo, ir padangos sproginėjo. Ir, Na, visą finišas, laimę, kad kažkaip mūsų Lietuvos komanda šitą problemą jau sprendė. Mūsiškiam kažkaip su tom padangom, jo, skyrus vat jų tai pačiam vat gale. paskutinis ratas. Ir kas įdomiausia, Jutai Leonardas Diržys nesugebėjo į pitus nuvažiuoti. Tai net buvo chaosas, kažkoks didžiulis, Jonas Gilišinas nuėjo pas teisėjus ir viskas pasakė, jūs antri, užimėt antrą vietą, šampanas, taurės ir Juta užėmė. Juta padarė fantastiką bendroje įskaitoje, čia yra istorinis pasiekimas. Taip, niekada Lietuvos antroje vietoje, čia yra wow. Nedaug trūko ir Spatrasoje, tas Arūnas tada prisisuko, būtų 3, 2 bendroje įskaitoje. O dabar 2 savo klasį ir 2 bendroje įskaitoje, fantastika. Tai pirmi yra istorinis pasiekimas, to dar Kreventikė nėra buvę, nei vienoje komanda nebuvo to pasiekus. Santijus junior teamas laimėjo komandą, kurioje važiavo 2 lenktynininkai, kurie su Juta važiavo Nürburgringe 24 valandas. Tai Kaferis ir Eicherdas, labai greiti sportininkai. Ir jiems Juta nenusileido. Minutė 35 greičiausias ratas. Minutė 35 ir 651 šimtoji. Santeliuso junior teamo minutė 31, minutė 35 ir 172. Tai va, tai puikios lenktynės. O Juta palauk, nuo lyderio kiek tau liko? 4 ratus. 6 ratus. 6 ratus, va. O Ardisaincis turėjo problemų. Papasakok, Jonai, kas ten buvo Ardisaincis? Jo, Ardisainčiui, toks vėl kažkaip ta fortūna nusisuka tokie, kvailokai, sakyčiau, gedimai. Ir šį kartą vėl tas generatoriaus dirželis kažkaip nelaimingai nusisuko. Ir vat per tą generatoriaus dirželį, nepabijosiu to žodžio pasakyti, prakeiktą dirželį, nes tikrai jau prakeiktas. Tos nesėkmės, tikrai pradeda erzinti, aš manau, mane kaip faną ir pačius lenktynininkus.
Visus ar Desantiso gerbėjus? Jo, gerbėjus tos tokios durnos problemos pradeda erzinti, nu, bet yra kaip yra ir per tai prarado komanda 20 ratų, ko pasiekoje paskui reikėjo smarkiai dirbti. Bet kaip žinome, Erdesantas yra kovotojų komanda, jie visą laiką kovoja iki galo ir va, tas kovingumas, noras nepasiduoti, jam leido GT3 AM klasėje užimti antrąją vietą, kas yra tikrai Puikus nuostabu. rezultatas. Ir čia irgi padėjo klaidos varžovų. Na, ne Lygus, tik klaidos, aš lygus sakyčiau labiau fortūna. Fortūna. Ir turbūt atsiminkim Homovaro komandos, kai jie irgi su variklis Jo, Homovaro Mersas. Merso. Ir tai jie neleido užimti 3 vietos, jie su Juta kovojo dėl 2 vietos. Ir, na, paskui galėjo atsikvėpti Juta, nes, na, jie kovojo dėl 2 vietos ir... Iš tikrųjų, jie nedaug ir LAN komandai Saudį nusileido. Jeigu dar būtų laiko buvę, aš manau, būtų gal dar ir LANus aplenkę. Taip. Na, šiaip 369 ratai. Šiaip galim 69. pasidžiaugti, kad RD Science'as, apart va to prakeikto dirželio, nu, absoliučiai jokių daugiau problemų su automobiliu neturėjo. Taip. Ir tobulėja. Ir kaip sakė... Tas pats ir Juta, apart tos neremtos padangos, tobulai automobilis buvo paruoštas, niekas negedo. Ai, nu tiesa, dar mačiau kažkokie ten rato varžtai lyg tai buvo nusisukę Jutai. O šiaip daugiau viskas puikiai. Tai va, ir rezultatai aplamai, na, mane irgi džiugina. Ir po 3 Tai parodo, kad komandos labai smarkiai dirba, labai gerai inžinieriai paruošė automobilius. Ką kalbėti apie Jutą, kai turi inžinierių stiprią komandą, net ir iš užsienio, iš Prancūzijos, o ką reiškia Jutos patirtis, o ką reiškia Jutos patirtis Nürburgringe. Taigi, sudėtis tikrai puikiai ir šiaip Misano trasa labai yra gera mūsų sportininkams, nes, na, jeigu 3 iš mūsų sportininkų buvo kartingistai, profesionalūs kartingistai, o ten labai daug posūkių, kartingų posūkių, tokie kaip kartingose, reikia valdyti automobilį kaip kartai, nu tai puiku. Ir po šių lenktynių Juta Pro AM klasėje stipriai užima 3 vietą, nes sugedo Herpertai, kurie buvo vieni iš favoritų aplamai, nes jie po Portimao, kai jie laimėjo Portimao, čia irgi žadėjo, kad pakovos dėl pergalės, dėja nepasisekė. Ir Juta su 2 vieta savo klasėje pakilo 3 vietą bendroje įskaitoje Pro AM klasėje. Ir gali būti, kad jie bus lyderiai Barcelonai. Jo, bet man įdomu, kodėl RD Science'ai nedavė taškų. Davė, ne, jie AM klasiai, 36 taškai. Ai, dėl to, kad perėjo į kitą klasę, supratau. AM klasė. Tai va, Jo, tai... jo. Jo, Tada jie seniau buvo prie Pro. Tai Pro AM. Jo, Pro AM. Bent Tai negavo Modželo. taškų, supratau. O tuo tarpu Juta už 4 vietą gavo 36 taškus ir yra 4 GT3 divizionė. Taigi galbūt Jutai pavyks pakilti netgi į 3-tuką. Galbūt nedaug trūksta, o palauk, jeigu dar grįžtant prie RD Science'o, kaip ten situacija? RD Science'o situacija, na, tokia, kad RD Science'as po nesėkmingų lenktynių Spa Tarsoje ir nevažiavimo Portimao. Jo, bet su AM, kaip ten jiems sekas? Su AM, jie tiesiog 7, nes jie važiavo tik pirmas lenktynės. AM klasė. Dar yra šansų, čia matau, dakilti iki 2 vietos. AM klasėje. Sunkiai, manau. Sunkiai, bet... Na, gal viskas įmanoma. Visko būna. Visko būna. Tas autosportas nenuspėjamas. Tai va, tai Barcelonai bus paskutinis etapas. RD Science'as pažadėjo Timo Müllerį, irgi, kad jis važiuos irgi. Taigi labai smagu. Jo, jis važiuos Palangoje ir važiuos Barcelonoje. Tai labai gražių partnerystė. Gaila, kad Nikola nevažiuos Palangoje. Labai norėtųsi jį pamatyti. Gaila, kad Deividas Jočius nevažiuoja Kreventikė, irgi tą patį galėtų pasakyti. Va, jeigu Deividas nevažiuoja... Gaila, kad motosportas irgi nevažiuoja Kreventikė. Taip, gaila, kad nevažiuoja, daug komandų, kad nevažiuoja, bet iš tikrųjų, kalbant apie Kreventiką, iš tikrųjų labai smagu.
matyti Jutos antrąją vietą ir galbūt bus geri rezultatai ir toliau. Tai parodo, kad iš tikrųjų, vat, kartingistai tiek Simas Joneršis, tiek Justas Jonušis, Taip. nu, yra velniškai greiti ir aš, kaip jau ir minėjau prieš tai, mano nuomonė, kad šiais metais jie Aurame bus būtent pagrindiniai konkurentai Merso komandai. Tai va, Aurimo prognozijos kitą kartą, o šiaip pažiūrėjau GT3 klasę, pirmą, antrą ir trečią vietos šiandien Audi. Tai Audi dominavimas Misano trasoj. Tai va, tai labai smagu. O bendroje įskaitoje, palauk, pirmąją Mersas dabar, ar ne? Ar Bendroj Ferraris, kas ten? įskaito, to aš pasakysiu. Bendroj GT3 įskaito pirmąją Herberto komanda, tai Mersukas. Ne, Herbertai yra GTR'as, sorry. Jo, Herbertai yra Porsche'as, man atrodo. Taip, Porsche, GT3 992 RR. Bet jos ten stipriai jau ves, man atrodo. Taip. O Ferraris plaukelintas bėra. Ferraris toli. Kiselis turi tokį. Tai va, tai aš tai pasakysiu, kelintas dabar yra Kiselio Racing. 12 vietą, jie taškų net neiškovojo. Kurių sudavė vien italai. Nors Kiselis pradėjo gan stipriai čempionato pradžioje. Pradžioje rungtynės Misano trasoje jie irgi buvo vieni iš favoritų, tol kol jiems su varikliu. Nu, daug komandų variklis, Jo, toks tas autosportas ir viską parodys Barcelona, kas taps čempionai. Ir Hankuko padangėlės vėl sproginėjo. Matyt, gali būt, aš tokį spėjimą dėtų, kitais metais gali būti Michelinai. Ir jau tai būtų geriau Lietuvos komandom. Jo, kažkaip jeigu lietuvių komandos tas problemas su sproginėjančiom padangom išsprendė, tai vat matom užsienio komandos, nu, vis dar dėja, bet keikia Hankoką. Taip. Tai tiek, pačioje ilgiausia aš aplamai žiedo. Dar galim paminėti, kad PTT komanda, kuri vat laimėjo kvalifikaciją, tai ten buvo naujesnės versijos Merso. Taip. Ten jau buvo Evo 2. Pačios naujausios kartos. Tai Evo 2. Tai tiek apie Misano ir aplamai tiek pačioje ilgiausioje šio sezono Žiedo brolių laidoje. Ačiū, kurie kentėjot visą valandą, daugiau negu valandą su trupučiu. Jo, ačiū žiūrovam ir ką. Susitiksime artimiausiu metu. Jonas užsiu į Aurum trasą. Beje, galim pabaigai pakalbėti apie Aurum trasą. Kokia situacija dabar ruošiama? Tu kiekvieną dieną važinėjai. Na, iš dalies, iš tikrųjų, žiūrovai matė ir seniau reportažą. Jeigu kas nematėt, tai galite paieškoti. Ten aš jau buvau įkelę. Pernai, praeitais metais. Tai artimiausiu metu irgi Jonas važiuos ir... Na, iš tikrųjų, situacija kažkokių didelių pakeitimų neturim, kaip ir pats Darius minėjau, vienais metais. Jau dabar vyksta ne tai, kad kažkokių naujovių vedimas, o vis tobulinimus. Tai galiu pasakyti, kad tribūnos bus tos pačios, palapinė bus ta pati ir pedukas irgi su pitleinu bus lygiai toks pat. Tik tai gal toksai pagerėjimas, vat, kad Orlen degaliniai ten tas išvažiavimas, įvažiavimas asfaltuotas. Aišku, pačiam Orlene dar ten, kiek mačiau, deda bortelius naujus. Na, galbūt bus ir palopyta daugiau vietų toj pačioj degaliniai, nes ten teko matyti ir techniką skirtą palopimui. Tai aš labai tikiuosi, kad labiau bus tos visos baisios duobės palopytos. Tikėkimės.
Tai Jonas važiuos kitą savaitę, kitą savaitę daryti reportažo. Na, galim sakyti ir šią, nes jau sekmadienio vakaras. Jo, sekmadienio vakaras, kitą savaitę Jonas jau kitą savaitę važiuoja, ateina čia savaitę daryti reportažo, jį pamatysit po savaitės pamatysit ir mūsų spėjimus su Jonu, didžiuosius, ką mes matom nugalėtojais konkrečiose klasėse. Ir aišku, lauksime lenktynių. Padarysim, aišku, bendrą apibendrinimą. Bendrą Kaip manom, apibendrinimą. Kad laimėt šiemet lenktynat. Ir daug spėjimų, bus daug turinio ir Aurumo metu, bus ir grandiozinė apžvalga. Jo, pakalbinsim lenktynininkus, gal net ir fanus, pavienius nepažįstamus žmonės. Gal ir žvaigždės, kurie bus atvažiavę, nes tikrai lenktynės daug žvaigždžių turės. Komentatorius Darių galbūt, gal kažką dar. Susitiksim gal tokius kaip Nerijų Stasiulį iš Palangos savivaldybės žmogų, kuris yra iš Palangos savivaldybės organizatorių. Matysit daug reportažų, visko. Taigi turinio bus labai daug, susitiksime po kelių dienų spėjimų apžvalgoje. Rašykit komentarus, kas manot, kas laimės šiemet 1000 komentaruose. Susitiksime. Būtinai. Būkit aktyvus. Būkit aktyvus. Taigi, ačiū, kurie iškentėjot 1,5 valandos. Susitiksime kitą kartą po kelių dienų. Ačiū žiūrovams. Viso.